Sveiki, esu Andrius Adomkus, Finasta Asset Management investicijų valdytojas ir kviečiu Jūs pasikalbėti apie padėtį finansų rinkose ir galimas jų perspektyvas šiais metais. Pradėkime nuo trumpos praėjusių metų apžvalgos. Galime matyti, kad praėję metai, kaip ir tikėjomės, buvo iš esmės sėkmingesni akcijoms nei obligacijoms. Ir jie buvo kupini įvykių. Galima prisiminti, pavyzdžiui, balandį nuvilnijusią Kipro finansų krizę, kuri tiesa ilgesnio ir ryškesnio poveikio rinkoms neturėjo ir kur kas daugiau atgarsio sulaukė pavasario pabaigoje pasirodžiusi netikėta žinia apie Amerikos centrinio banko planus mažinti paramą finansų rinkoms. Ir investuotojai pasinaudojo šią netikėtą žinią pasiimdami pelnus ir, kaip matome, korekcija apėmė ne tik akcijų rinkas, kurias žymi geltona kreivė, bet taip pat perėjo ir į obligacijų rinkas. O į pilka kreive pažymėtos saugiomis laikomos turtingų šalių obligacijos, kaip matome, iki metų pabaigos taip ir nesugebėjo atgauti prarastų pozicijų. Tuo tarpu rizikingomis laikomos investicijos, tokios kaip akcijos bei obligacijos, aukšto pajamingumo obligacijos besivystančiose rinkose, iki metų pabaigos sugebėjo po stabtelėjimo atsitiesti ir pasiekti naujas viršūnes, nors metų pabaigoje, pavyzdžiui, buvo netgi stabdoma Amerikos vyriausybės veikla, o gruodžio pabaigoje Amerikos centrinis bankas pirmą kartą sumažino paramą finansų rinkoms, tačiau tai jau nebebuvo netikėta ir dėl to neigiamos reakcijos rinkose ilgesniam laikui nesukėlė. O kalbant apie šiuos metus, tikėtina, kad vėlgi įvairiausių įvykių neišvengsime, tačiau tam, kad jie būtų bent kiek reikšmingesni rinkoms, matyti jie vėlgi visų pirma turėtų būti netikėti, todėl jų tiksliai suplanuoti ir iš anksto numatyti negalime. Praėjusiais metais didžiausia grąža pasižymėjo išsivysčiusių šalių akcijų rinkos, tokių kaip Amerikos, Vokietijos, Japonijos. Kur kas daugiau laukiame iš besivystančių rinkų akcijų, tačiau joms taip ir nesugebėjus įgyti pagreičio, dar vasario mėnesį pasitraukėme iš šių akcijų ir pradėjome telkti investicijas, kaip minėta, pirmųjų smuikų grojusiuose būtent išsivysčiusių šalių akcijose. Apskritai pernai pasiteisino didžioji dauguma mūsų prognozių. Kaip pavyzdys, Baltijos šalių akcijos, kaip ir tikėjomės, tapo viena iš sėkmingiausių investicijų. Vidurio ir rytų Europos obligacijos, vienos iš nedaugelio tarp obligacijų pasižymėjo teigiamą grąžą. Taip pat pasiteisino ir neigiamos mūsų prognozės dėl dolerio, taip pat dėl žaliavų, dėl saugiomis laikomų obligacijų. Ir mūsų atrinktos investicijos Vidurio ir Rytų Europoje bei Rusijoje, taip pat, kaip rodo Finastos fondų rezultatai, buvo kur kas sėkmingesnės palyginti su plačiaisiais šių regionų indeksais, kurie pernai taip pat krito. Ir metai buvo nesėkmingi auksui, tačiau iš jo taip pat pasitraukėme dar pavasarį, kuomet pasirodė pirmųjų požymių apie sulaužytą ilgalaikę šios turto klasės kainos kilimo kryptį. Dabar trumpai apžvelkime situaciją akcijų rinkose. Kaip kalbėjome, praėjusiais metais Amerikos akcijos buvo vienos iš labiausiai kilusių pasaulyje. Ir apskritai Amerikos akcijos lieka pati svarbiausia rinka, nes yra pati likvidžiausia ir užduoda toną nuotaikoms kitų šalių akcijų rinkose ir dažniausiai lemia jų kryptį. O pažvelgus į įvairius rinkos rodiklius, galime matyti, kad šiuo metu akcijos Amerikoje jau nebėra pigios. Galima paminėti vieną iš populiariausių rodiklių, vadinamai PE arba akcijų kainos ir pelno akcijai santykį, kuris šiuo metu siekia 17
Kitas svarbus rodiklis yra vadinamasis ciklinis PE, kuris įvertina infliaciją ir 10 metų pelnus. Ir jo reikšmė šiuo metu siekia 25. Abiejais atvejais tai yra daugiau už ilgamečius istorinius vidurkius ir jau pakankamai ženklu palyginti su ankstesnių dviejų akcijų bulių rinkų pikais 2000-aisiais ir 2007 metais. Ir ko gero, tai nereiškia, kad akcijos negali kilti toliau, tačiau matyt, kad erdvės joms tą toliau daryti nebelieka labai daug. Ir matyt, kad kaip ir ankstesniais atvejais, anksčiau ar vėliau turėtume sulaukti neigiamos kainų korekcijos. Dabartinė akcijų bulių rinka jau tęsiasi 255 savaitės. Ir jeigu ji užtruks dar keletą savaičių, tai oficialiai taps antra ilgiausia istorijoje akcijų bulių rinka. Ir kita vertus, dabartinė jos grąža 175% jau yra irgi pakankamai daug, nes per 100 metų istoriją tik dar 3 atvejais buvo užfiksuota dar didesnė akcijų bulių rinkos grąža. Ir vidutiniškai po visų lig šiol buvusių akcijų bulių rinkų neigiama kainų korekcija siekdavo 30%, tačiau galima pastebėti, kad po paskutiniųjų kelių ilgiau užtrukusių ir didesnių ralių, kaip pavyzdį galima prisiminti Amerikos vadinamąjį .com technologijų burbulą arba 2008 metų krize pasibaigusi ralį nuo 2002 spalio, tuomet po jų korekcija būdavo didesnė ir jis sudarė netgi 50-60% ir ko gero tai nėra nieko keisto, kadangi istorija rodo, kad kuo ilgiau užtrunka akcijų ralis ir kuo jis būna didesnis, tai tuo paprastai ir didesnio neigiamo to veiksmio galime tikėtis, nes tuo daugiau perteklinio garo reikia nuleisti rinkoje ir tuo skausmingesnio išsivalymo reikalauja susikaupęs optimistinių lūkesčių ir spekuliatyvaus kapitalo perteklius. Taigi galime konstatuoti, kad dabartinė akcijų bulių rinka jau yra pakankamai brandi. Ir iš tikrųjų prognozuoti tolimesnę jos kryptį pernai buvo kur kas lengviau, kadangi pasaulio akcijų indekso kainų lygis tuomet buvo kažkur tai viduryje vyraujančio stipraus akcijų rinkos pakilimo ilgamečio rėžio, kuris šiuo atveju yra išryškintas raudonomis linijomis. O dabar, kaip matome, kainų lygis jau yra kur kas arčiau viršutinės ribos. Neprognozuojame, kada galėtų pasibaigti šiuo metu vyraujantis ilgametis stiprus akcijų pakilimo trendas, kadangi istoriniai precedentai rodo, kad jisai gali užsitęsti dar pakankamai ilgai ir viršūnę pasiekti kur kas vėliau. Be to ir statistiškai statyti prieš vyraujantį stiprų trendą yra labai neparanku ir labai yra sunku tiksliai nustatyti galimą jo apsivertimo laiką. Bet vis dėlto jau 2,5 metų kažkur neturėjome rimtesnės korekcijos nuo pat 2011 vasaros. Ir toliau akcijoms kylant į viršų didėja rizika, tad iš tikrųjų šiais metais mūsų požiūris į akcijas yra kur kas atsargesnis ir mes galvojame, kad tai yra pakankamai tinkamas metas investuotojams iš esmės peržiūrėti savo portfelius ir nusimatyti rizikos mažinimo planus. O žvelgiant į akcijų rinkos perspektyvas, ko gero galima pasakyti, kad matyt didžioji dalis dabartinės akcijų bulių rinkos teigiamos grąžos jau yra uždirbta. Naujausios investuotojų nuotaikų apklausos rodo, kad šiuo metu rinkoje labai dominuoja optimizmas ir iš tikrųjų yra likę labai mažai rinkoje pesimistiškai nusiteikusių investuotojų dėl akcijų perspektyvų arba vadinamųjų rinkos meškų. Kaip rodo apklausos, jų yra likę apie 16 nuošimčių. Ir kaip rodo
pastarųjų 5 metų istoriją, kas kart, kuomet rinkoje likdavo tiek mažai rinkos meškų, tai artimiausių 6 mėnesių akcijų rinkos grąža kas kart būdavo neigiama. Ir tai iš tikrųjų vėlgi parodo, kad itin daug optimizmo yra rinkose ir vėlgi skatina būti gana atsargiais dėl akcijų perspektyvų šiais metais. Didelį optimizmą taip pat paremė ir pastaruoju metu rekordinės aukštumas pasiekęs skolos sverto lygis prekiaujant akcijomis vienoje didžiausių pasaulyje New Yorko vertybinių popierių biržų. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų investuotojai labai optimistiškai vertina akcijų perspektyvas, nevengia naudoti skolintų pinigų investuodami, bet, kaip matome, istoriškai tokio lygio įsiskolinimo lygis buvo pastebimas per ankstesnius akcijų bulių rinkų pikus, ankstesnėse viršūnėse, kurios žymėdavo kas kart po tam tikro laiko neišvengiamai prasidėdavusią neigiamą kainų korekciją. Dabar panagrinėkime ekonomiškai besivystančių šalių akcijų rinkų perspektyvas palyginti su turtingomis, ekonomiškai pažengusiomis šalimis. Besivystančių šalių akcijos, kurios praėjusiais metais pigo, pagilino savo atotrūkį, grąžos atotrūkį nuo išsivysčiusių šalių akcijų, kurios pernai pasižymėjo viena iš didžiausių teigiamų grąžų. Nieko keisto, kad skirtumas tarp 12 mėnesių grąžos nukrito dar žemiau ilgalaikio istorinio vidurkio ir atsidūrė ties 30 procentinių punktų riba. Ir iš ties reikia pripažinti, kad labai daug dėmesio ir kapitalo yra susitelkę išsivysčiusių šalių akcijose šiuo metu, ir jos gali būti, kad išlaikys tą įgytą pagreitį dar ir šiemet. Vis dėlto po nesėkmingų metų besivystančių šalių akcijos darosi jau pakankamai pigios ir tą rodo PE rodiklių reikšmės, ir tas investuotojų nusisukimas, ko gero jisai taip pat didina ilgalaikį besivystančių rinkų patrauklumą ir potencialą atšokti ir prisivyti pagal grąžą išsivysčiusias rinkas bei istorinius vidurkius, kadangi jau darosi panašu, kad nepaisant viso besivystančių šalių jautrumo, didžioji dauguma neigiamų naujienų, ko gero, yra įskaičiuotos į akcijų kainas. O kai kurios stipriausios ir ekonomiškai geriausiai subalansuotos šalis ir jų akcijos, mūsų nuomonė, šiais metais turi galimybių iššauti ir išsiveržti į priekį pagal grąžą tiek palyginti su kitomis besivystančiomis rinkomis, tiek ir su išsivysčiusiomis. Ir kaip tokių rinkų pavyzdį galime paminėti vidurio ir rytų Europos, įskaitant Baltijos šalis ir Rusiją, akcijas. Kaip galime matyti, pagal akcijų rinkos kapitalizacijos santykį su BVP, šio regiono akcijos yra vienos iš mažiausiai įvertintų pasaulyje. Tai reiškia, kad jos yra vienos iš pigiausių ir pasižymi vienu iš didžiausių investicinių potencialų. Tad gali būti, kad būtent šio regiono akcijos gali šiais metais sulaukti daugiau užsienio investuotojų dėmesio, kuomet jie ieškos, kur nukreipti dalį lėšų iš pernai labai subrangusių išsivysčiusių akcijų rinkų. Apskritai, pastaraisiais metais po 2008 metų pasaulio finansų krizės investuotojai buvo linkę labai daug dėmesio kreipti į netradicinius centrinių bankų veiksmus, į finansinės problemas, makroekonominės naujienas ir taip toliau. Tačiau normalizuojantis investiciniai aplinkai, ekonominiai situacijai,
tikėtina, kad po truputį į normales vėžes grįž ir investuotojų elgesys ir jie kuo toliau, tuo daugiau dėmesio turėtų pradėti kreipti į atskirų rinkų ir individualių įmonių užsleptą potencialą, į ilgalaikį patrauklumą. Na ir vienas iš tai padedančių atspindėti rodiklių, kuris taip pat padeda palyginti įvairias rinkas tarpusavėje, yra akcijų dividendų pajamingumas. Ir galime matyti, kad pagal pernai išmokėtus dividendus Baltijos šalis su 6%, taip pat Rusija bei Lenkija su 4% yra vienos iš pirmaujančių pasaulyje. Na, o šių šalių ekonomikų ir įmonių situacija yra pakankamai stipri, kad būtų galima prognozuoti, kad mokami dividendai artimiausiais metais bent jau neturėtų mažėti. Na ir ko gero tai yra vienas vėlgi iš veiksnių, kuris galėtų pritraukti didesnį investuotojų dėmesį į šį regioną ir į šias rinkas. Kitas Vidurio ir Rytų Europos regiono investicinį patrauklumą didinantis aspektas yra tai, jog ekonomikos augimas šiame regione yra pakankamai didelis, lyginant su išsivysčiusiomis šalimis ypač. Na ir kas itin svarbu, kad priešingai negu daugelį kitų besivystančių rinkų, ekonomikos augimo tempai nėra mažėjantis. Ir vienas iš tai lemiančių dalykų yra geresnis to ekonomikos augimo subalansuotumas Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Na, o tai vienas iš atspindinčių gerai rodiklių yra mažas skolos lygis nuo BVP Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Kita vertus, galima taip pat prisiminti, kad šio regiono šalis neturi daug bėdų dėl tokių dalykų kaip infliacija, karšto kapitalo perteklius, pasižymi politiniu bankų sektoriaus stabilumu. Na ir jau kaip minėta, akcijų rinkos grąža praėjusiais metais čia buvo neigiama, na ir akcijos yra vienos iš pigiausių. Dabar apžvelkime saugiomis investicijomis laikomų obligacijų padėtį ir galimas perspektyvas, taip pat ir rizikingomis investicijomis laikomų akcijų atžvilgių. Praėjusiais metais, kaip ir prognozavome, iš esmės apsivertė ilgus metus iki tol vyravusi tendencija ir investuotojai pradėjo pagaliau išiminėti lėšas iš obligacijų ir nukreipinėti jas į akcijų fondus. Na ir paprastai ši tendencija, kaip matome, būna linkusi išlikti gana inertiška, tad tikėtina, kad ji turėtų tęstis ir šiais metais ir tai ko gero turėtų palaikyti daugiau akcijų kainas, o ne obligacijų. Na, bet nors dabartinis srautas investicinių lėšų krypstantis į akcijų fondus atrodo pakankamai solidus, tačiau vis dar lieka atviras klausimas, ar sulauksime to investuotojų susidomėjimo lygio, kuris buvo demonstruojamas 2000–2007 metais. Naujausios investuotojų apklausos rodo, kad pastaruoju metu investuotojai iš tikrųjų nevengia rizikuoti ir net 70% portfelio yra nukreipiama į akcijas, į rizikingomis investicijomis laikomas akcijas. Na ir istoriškai tai yra pakankamai arti ekstremaliai didelio lygio. Na, tuo tarpu portfelį padedančioms subalansuoti priemonėms, tokioms kaip obligacijos, yra skiriama kur kas mažiau dėmesio, vos 15% lėšų portfeliuose yra nukreipiama į obligacijas, na ir tai yra mažiau už ilgametį istorinį jų vidurkį. Tuo tarpu iš esmės palūkanų neuždirbančioms grinosioms lėšoms portfeliuose taip pat yra skiriama pakankamai mažai svorio ir dabartinis lygis yra pakankamai arti ekstremaliai mažos ribos istoriškai.
Pastaraisiais metais, praėjusiais metais saugių obligacijų pajamingumai buvo kur kas žemesnėme taške, tačiau per pastaruosius metus, kaip žinome, tie pajamingumai pakilo į viršų ir obligacijų kainos nukrito. Bet kaip matome, ir ankstesniais metais netrūko tokių epizodų, kuomet dėl kažkokių priežasčių obligacijų pajamingumai pradėdavo kilti į viršų, tačiau tai nei vienu atveju nereiškia, kad jau gali būti pasibaigęs ilgus metus vyraujantis obligacijų pajamingumo mažėjimo stiprus ilgalaikis trendas ir iš tikrųjų laikantis šio požiūrio tikėtina, kad po neigiamų praėjusių metų obligacijų pajamingumas, kuris įsirėmė pernai į 3% ribą, jau tapo patrauklus investuoti į obligacijas. Na ir tikintis, kad išsilaikys ilgametis obligacijų mažėjimo trendas, turbūt galima prognozuoti, kad šiemet obligacijų kainos gali pakilti. Praėjusių metų neigiamas obligacijų kainų kritimas, neigiamas kainų trendas atrodo arti išsikvėpimo taško, kadangi vienas iš tai patvirtinančių dalykų yra perteklinis spekuliantų pesimizmas dėl saugių obligacijų perspektyvų. Kaip galime matyti, šiuo metu rinkoje, ateities sandorių rinkoje esantis vadinamųjų trumpųjų pozicijų perviršis lyginant su ilgosiomis pozicijomis jau kuris laikas yra arti rekordiškai aukšto lygio. Tai reiškia, kad investuotojai labai neigiamai vertina saugių obligacijų perspektyvas ir yra linkę skolintis obligacijas ir jas pardavinėti, tikėdamiesi atpirkti žemesnėme kainos taške. Ir kaip matome, praeities įvairūs epizodai rodo, kad kuomet ši situacija užsitęsdavo, tuomet iš tikrųjų, po kurio laiko kaskart sekdavo pakankamai ženklus obligacijų kainų atšokimas į viršų. Ir tai sąlygoja tą situaciją, kad iš tikrųjų išsekus pardavėjams bet kokia nedidelė pirkimo žiežirba gali paskatinti masinį skolintų obligacijų atpirkinėjimą, siekiant riboti nuostolius. Ir iš tikrųjų, žvelgiant į dabartinę situaciją ir į tą perteklinį pesimizmą dėl obligacijų, ko gero galime tikėtis, kad tam tikra teigiama obligacijų kainų korekcija šiais metais yra, ko gero, daugiau laiko klausimas. Paskutinė tema, kurią apžvelgsime, yra aukšto pajamingumo obligacijų besivystančiose rinkose tendencijos ir galimos perspektyvos šiais metais. Praėjusiais metais po gana ryškios neigiamos kainų korekcijos vasarą aukšto pajamingumo rizikingomis laikomų obligacijų vadinamosios rizikos premijos arba dar kitaip vadinamieji spredai iki metų pabaigos vėl krito, koregavosi žemyn ir nukrito iki lygių žemesnių už ilgamečius istorinius vidurkius. Galime matyti, kad daugelį regionų apimantis aukšto pajamingumo obligacijų indeksai besivystančiose rinkose rodo, kad iš tikrųjų taip ir nesugebėjo kainos atsistatyti iki to lygio, kuris buvo prieš vasaros korekciją, ir daugiausia tai susiję su itin nukentėjusiomis jautriomis Azijos bei Lotynų Amerikos obligacijomis. Tuo tarpu vidurio ir rytų Europos tiek įmonių, tiek vyriausybių obligacijos pasirodė gana stabilios ir buvo vienos iš stipriausiai atlaikiusių korekciją, ir nepaisant to vis dar santykinai pagal kainų lygį išlieka vienos iš pigiausių lyginant su kitais regionais ir vienos iš patraukliausių investuoti.
Ir nors iš tikrųjų obligacijos nėra istoriškai pigios šiuo metu, tačiau vis dėlto galima surasti pakankamai patrauklių pozicijų ir patrauklių rinkų. Vienas jų, kaip minėjau, galėtų būti Vidurio ir Rytų Europa, tačiau investuojant patartina rinktis gana trumpo termino obligacijas, iki 2-3 metų trukmės, tam, kad riboti galimus trumpalaikius neigiamus kainų sviravimus. Na ir taip pat labai svarbu yra itin apdairiai ir kruopščiai atsirinkti obligacijų išleidėjus, kad kuo labiau riboti galimą kredito riziką. Apibendrinant, reikėtų pabrėžti, kad praėjusiais metais su kaupu pasitvirtino mūsų prognozės, optimistinės prognozės dėl akcijų. Na, bet šiemet užsitęsus raliui ir augant rizikai keičiame jį į kur kas atsargesnį. Daugelis požymių rodo, kad didžioji dalis dabartinės akcijų bulių rinkos teigiamos grąžos jau matyt yra uždirbta. Ir nors neprognozuojame, kada gali apsiversti vyraujantis ilgalaikis akcijų pakilimo trendas, tačiau tikėtina, kad akcijų grąža šiais metais gali būti kur kas nuosaikesnė. Na ir taip pat negalima atmesti galimų neigiamų akcijų kainų korekcijų metų eigoje. Tad, ko gero, dabartinis metas yra pakankamai palankus investuotojams kartu su savo konsultantais peržvelgti savo portfelius, nusimatyti rizikos mažinimo planus bei įvertinti, ar portfeliai yra tikrai sudaryti iš tokių investicijų, kurios yra paremtos labai aiškia, fundamentalia, už jų slypinčią vertę, dėl kurios tos investicijos galėtų būti atsparios galimiems trumpalaikiams neigiamiems kainų svyravimams. Taip pat po praėjusių nesėkmingų metų besivystančios akcijų rinkos telkia ilgalaikį patrauklumą ir potencialą atšokti, lyginant su išsivysčiusiomis akcijų rinkomis, kurios praėjusiais metais stipriai pabėgo į priekį ir darosi pastaruoju metu gana brangios, ir nors jos dar šiemet gali neprarasti to įgyto pagreičio, vis dėlto kai kurios stipriausios ir geriausia ekonomika pasižyminčios besivystančios akcijų rinkos, tokios kaip Vidurio Rytų Europą, įskaitant Baltijos šalis ir Rusiją, tikrai šiemet turi neblogų galimybių iššauti ir pagal grąžą aplenkti kitas besivystančias ir išsivysčiusias akcijų rinkas. Tuo tarpu saugiomis laikomos obligacijos po praėjusių nesėkmingų metų atrodo pakankamai pribrendusios šiemet atgauti bent dalį prarastų pozicijų ir gali nustebinti savo teigiamais rezultatais. Tuo tarpu besivystančių rinkų aukšto pajamingumo obligacijoms galima prognozuoti pakankamai nuosaikę, bet teigiamą šiek tiek už infliaciją didesnę grąžą. Tačiau, kaip minėta, investuojant yra svarbu rinktis trumpą investicijų trukmę ir labai selektyviai atsirinkti obligacijų išleidėjus. Tad dėkoju už dėmesį, tikiuosi, kad pateikta informacija bus naudinga priimant sprendimus dėl investicijų šiais metais ir linkiu sėkmingo investavimo bei iki sekančių kartų. Iki.